Ir aš paskaičiau, ten papus pasidarius, lūpas pasidarius. Ir aš taip sukiu, nei aš tų papus, nes pasididinus, nei aš tų lūpų turiu. Nu galvoju, numelas. Tai pagalvoju, kiek daug laiko skiria tau. Kiek daug laiko pagalvoja, tai reiškia, tu nesi toks vienišas. Kaip tu siūlytum žmonėm atrasti ir priimti savo autentiškumą? Gal visų pirmiausia, tai paklausti savęs, ką aš galiu duoti pasauliui. Taip sąžiningai, ką aš kasdienybei duodu, ką aš padarau, kas man atrodo svarbu, kas yra reikšminga, mažų mažiausių smulkmenų ir tada pagalvoti, o kas bus vietoj manęs. Ir atkreipti dėmesį tai, kad jeigu aš kažkam pataikausiu, tai kokia iš to bus galutinė mano grąža. Kas bus, kai man bus 90? Kad aš patikau, nežinau, Jazminai arba aš patikau Jadvygai ir Onutei. Ir ką tu iš to turėsi? Tai, kad tikriausiai Onutė ir Jadvyga jau bus mirusios, tu dar gyva, bet gyveni.